Žalgiris 36 minutės taškas į tašką, o bendras rezultatas -18. Kas nutiko per tas 4 minutės pabaigoje? Nu, net neįsivaizduoju. Ką, gal pavargo vyrai, visi baudavo, tai Gydijos, mūsų centrai visi baudavo. Buvo biški sunku be jų, jie darė labai didelį darbą, gal dėl to ir, kad įsibaudavo. Buvo kalba prieš rungtynes, kad Žalgirio didžioji jėga po krepšių, turbūt tai ir pasiteisino, ar ne šiandien? Taip, iš tikrųjų pasiteisino, mes bandėm prieš ją kovoti, kai kur gavosi, kai kur nesigavo, gal tas ir lėmė mūsų pralaimėjimą. Šiandien visai neblogai tvarkėtės gynyboje turbūt, ar ne, nes nors ir praleidot 83 taškus, bet turbūt vėlgi neatspindi tas galutinis rezultatas to darbo, kuris buvo įdėtas. Neatspindi, mes treniruosimės, stengsimės toliau, mūsų treneris gynybinis, tai gynyba, stengsimės ir kitą kartą bus geriau. Turbūt maloniausia yra tai, kad net ir po tokių rungtynių pralaimėtų 18 taškų skirtumų žiūrovai išlydėjo plojimais, ar ne? Labai malonu, kad žiūrovų tiek buvo daug, mūsų palaikė, labai daug pilna arena, labai ačiū jiems ir kad toliau taip ateitų į rungtynės.